Sveiki. Ir vėl galasim ir neketinam liautis. Britva japoniška. Pys. Na, tikiuosi negausiu bando už tokį žodį. Facebook'e, kiek žinau, galima kalbėti, bet Google'as nežinau. Tikiuosi, kad neužbanys. Tai čia japoniški plienas. Čia berods rašo, kad jie sakė plienas. Būklė gera, pažiūrėjau po mikroskopu, tai jis netgi bando skust kažkiek, tai imsiu iš karto užbaigimo akmenį, narutakį. Apie 4 kietumas, tai galvoju, kad aš su juos ir padarysiu. Jis kažkiek ir suspensus įskirs, nežymiai. Na, mes greit sutvarkysim. Lengvai. Spaudžiu gana stipriai. Šiaip jau pradeda lipt britva, tai kaip ir eina gerai viskas. Gana ir gerai buvo, matyt, naudota. Tikrai naudota, tik matyt, bet priekį nugalandęs japonas, kai tam morkų sindromas, ten dažnai būna, kad nugalanda priekį kažkurį labai daugų. Sunkiai suvokiama logika. Nu, atrodo, visiškai nedirba akmuo, bet pažiūrėsim, kaip keisis. Aš įvystą. Šiaip ir jaučiuosi kaip. Nelabai jie ir keičiasi, nes jau užbaigtas buvo, tik tai tiesiog atšipus britva, tai. Atsakas labai švelnus toks. Netgi vandenį šiek tiek gera. Yra šiek tiek šypsena, tai reikia perėti visus kampus, viską tvarkingai. Akmuo kvepia. Dažnai japoniški ešeriai, tringių akmenys irgi kvepia. Daugiau ar mažiau. Šiek tiek su vandeniu, šilto vandeniu. Mažesnis spaudimas ir kampo dar kada palenkia akmenį, tai dar mažesnis veikimas gaunasi. Kontaktas toks labai švelnus, aštrėja britva. Na, sakykime, kad užbaigėm. Ant odos šiek tiek. Žiūrim, nes noriu skust, nenoriu. Tai skutom, taip laisvų nelabai kabina, bet turėtų būti gerai nuo ant odos. Grįžom,
su plauku. Su kanajama diržu padirbėjom 50 kartų gal perėjau. Ir viskas normaliai. Tai va, gausi taip. Dėkui už dėmesį. Iki.